Ir dabar čia kažkokia toks misconceptions, kad lietuviai yra rasistai. Nors aš nemanau, kad lietuviai yra rasistai. Nu, bet visur yra ir tų rasistų, ir nerasistų. Nu, dabar išpuolė tiesiog toks atvejis, kad, nu va, į paviršių iš plūdurevo. Gerai, iškart sakau, žmogus ten nėra rasistas. Ne. Bet ką jis pasakė? Jis pasakė, fuck off monkey, ne? O jeigu jis dar... Monkey sounds. Va, jeigu tuos garsus, tada jau jo, bet jeigu sakė... Aš net nemoku padaryti. Nu, o tai maladės, nerasistas. Nu, taip. Nepraktikuoja. Bet jeigu pasakai fuck off monkey, ne? Nu, tipo, lietuviškai kaip išvertus, ne? Nu, tarkim, to pirmo žodžio tempo nereikia verst. Bet monkey tai ką, bežionė, bet Lietuvoje dažnai būna naudojamas, jeigu kažkaip įsidirbinė, ar ką bežionė tai išvadins. Vaikai, pavyzdžiui, beždžioniukai sako. O, primes, kaip matytum joduką kokį. O, little monkey. Tai tiesa. Bet įsivaizduok, babutė, kokį 6 metų pramoka biškį tą anglų kalbą kelius žodžius. Mahatai, o, little monkey. Žinai, kad čia būtų. Nu jo, bet nežinau, ar čia taip gali pateisinti. Aš... Ne, bet čia... Bet žiūrėk, čia buvo irgi, kiek girdėjau, abipusis toksai. Jisai parodė Bučinuką. Bučinuką, va. Jo. Tai toksai buvo, žinai, kur tu, nu, ieškai kažkokią, tai, nu, tiesiog, eik į tą rūbinę ir eik. Bet aišku, jokių būdų nepateisinam. Rasizmo nėra vietos, tikrai. Ja, bet negali pateisinti, žinai, kad tipo čia... Bet tai kas? Bet tai smagu, visas žaidimas ir būna, kad tas trash talkimas su fanais sukuria ir tokio, nežinau, priešiškumo, bet ir smagiau yra ir pačiam žaidėjim ir fanam, žinai, toks biškai įsijungi labiau tą žaidimą, o toks, nežinau, aš nesu prieš, bet jo, tie monkey noises tai biškiau. Gavo bučkį, galėjo parodyti vidurinį pirštą, apart to pasakyti tą pirmą frazę ir nepridėti monkey. Viskas būtų okei, tai irgi priešą. Bet, žinai, bet aš noriu tą paaiškinti, kad tipo, gali būti, kad žmogus anglų labai gerai nekalba ir jis tiesiog kaip lietuviškai būtų, pavyzdžiui, na, aišku, gal tikriausiai taip nėra, bet gali būti, kad žmogus tiesiog įsivečia galvoj monkey, nu, tipo, iš bežionės ir jis galvoja, kad, nu, bežionė, žinai, elgiasi kaip bežionė, nu, tiesiog įsidirbinėjai. Ir yra tikriausiai girdėta frazė, tipo, kad čia bežionė, nu, bežionė. Tas žmogus gali irgi pats tokio bežiniuko intelekto, kad nepagalvoja, kaip nuskambėti pačiam kontekste gali irgi, tai... Bet jau garsai tai nepateisinama. Tai niekaip negali, nu, tipo, čia niekaip negali Akcentas pagrindinis. Nors ir kaip bandai išvartyti, bet garsų tai niekaip neišvartyti. Tipo, nesu girdėjęs, kad elgesi kaip bežionė ir garsus dar tokius darai, nu tikrai nejau tai nedarai. O gal norit paspėlioti, iš kokio miesto tas žmogus? Ar jau yra faktas? Čia geras. Ne, šiaip. Ai, ir pažiūrėsim vėliau. Paspekuliuoti. Koks rasistiškiausias miestas Lietuvoje? Nu gerai. Aš iškart jau, taip žiūrint į žemėlapį, į vakarus, taip jau krypstu. Nu, Vilnius, manau, vis tiek jau ten jie labiau pripratę, labiau ten daugiau kalbų ir taip toliau ir panašiai, bet, pavyzdžiui, žemaičiai man jie tokie užsispyrę yra, pavyzdžiui. Tai ką, jau rasistai, kodėl užsispyrė, tai ką jau? Nu, nežinau, aš taip dabar greitai pagalvojau. Bet aišku, ir kauniečių, manau, yra. Yra. Bet aš jau vieną sugalvojau už kartą. Bet tai šaukit. Aš pritarčiau irgi kažkas į vakarus. Toliau nuo sostinės, nu, Kaune irgi, sakyčiau, tokie gal labiau irgi civilizuoti, kur, nu, rasizmas iš šono stumo, tokie, kur dar tolėliau nuo civilizacijos laikosi, tai gal irgi man irgi į Žemaitijos tą pusę kažkur slenka irgi, sakyčiau. Kašiorų matė, mes jau čia daug, tai žinai, pripratėtų. Ir kai mažas buvau, tai mano mėgstamiausias žaidėjo buvo Tanoka Berdas. Jau kas nors. Legendinis. Eina savo. Buvo, atsimenu, tokie lipdukai, Žalgerio, aš nežinau ten, ar gauti juos galėjai, ar kažkur pirkti, tikrai neatsiminsiu, bet aš turiu ant kašiuko Tanoka Berdą tokį lipdukėlį. Ir dar vieną, neatsiminsiu, kažkoks irgi buvo tuo metu, tai turėjau 2 tos lipdukus, nežinau net iš kur juos gavau, bet... Tanoka Berdas, legenda. Man atrodo, Flinto žurnaluose būdavo plakatai dar irgi, tai Tanoka Berda plakatas kažkur namie irgi būdavo. Man atrodo, Flinto turėjo. Jo, ten būdavo. Bet man atrodo, Flintas dar egzistuoja. Jo, bet labai sumodernėjęs, palyginus su ten, nežinau, 2005 kokiais. Du skirtingi dalykai, kas buvo tada ir kas vyksta dabar. O tai ką šalimačiu? Nu, nežinau,
pats animacijos tas konceptas ir šiaip nežinau, ką tenai. Interaktyvių gal kažkokį yra, kažką daryti labiau vaikam. Gal, turbūt, nežinau, neskaičiau, kaip tik bairis būtų pasižiūrėti, kuo turinio prasme irgi pasikeitė nuo tų laikų. Vizualinė prasme labai matosi. Aš manau, kad net ir Flintas jau dabar yra elektroniniai versijai ir gali atsiverst internete, tikrai net nebejoju, manau. Nu gerai, o dabar rasiškiausias. Grįžtam. Aš sakysiu ir iš karto sufiksit, nes aš manau, toks Bachūrų miestas ten yra. Panevėžys. Tauragė. Arba Tauragė ir norėjau Tauragę, bet galvoju, Panevėžį sakysiu. Nu jo. Ten Bachūrų toks miestas ten. Bachūrautojai. Jo. Bet tu manai, kad bachūrautojai ir yra tie rasistai? Labiausiai. Nu, toks, aš manau, yra kažkoks procentas šiek tiek didesnis yra tarp bachūrų rasistų negu tarp paprastų žmonių. Bet vis tiek bachūras, jisai domisi sportu, jisai mato futbolą, krepšinį. Ne visi. Panetkės. Jo. Bet ar panetkės yra, kad monkey sounds. Neucinkai monkey sound, gal taip. Ir ar jis mokėtų anglų kalbą, dar ir kitas irgi. Tai jis būtent garsus, jis garsus tik ir leidžia, jis nesako monkey. Bakūrai leido garsus, tas, kuris jau buvęs Anglijai. Labiausiai iš Prūsijos ir Šaikos. Tas, kur 3 žodžių sakinį surezgė. Ne, tas Anglijai dirba, tai jau žino biškį daugiau. Jam to reikėjo, jis tik tai pamatė Šrioderį, nubliama, tu lengvai nepraeisi tą rūminį. Parodsi draugelį, kad šmoko Anglijai. Ne tai, kad monkey taip gražiai. Monkey. Nekamai anglų kalboje, ne tokia? Kaip čia pasakyti, darbinė jo tokia. Bet nepateisinam. Nu ne. Ne, čia tik nuskambėjo, ne. Tai va, nežinau, gal apie kažką rimčiau norit ar apie kažką lengvesnio? Nežinau, aš čia taip susimaščiau apie laiką, man patiko, nežinau, gal skrolindamas tiesiog pamačiau, kad apie laikas, kaip jisai eina ir taip toliau, į ką susikoncentruoji, žinai. Grafą uždėsiu gal tą dabar, kur yra... Jo, galėsi. Paprašiau supras būtų, apie ką tu čia kalbėjai. Jo, ir kaip visas gyvenimas ir kaip žmogaus laikas pasiskirsto tarp tam tikrų dalykų ir irgi sako, susikoncentruoja į tai, kas vyksta dabar, bet, sakykime, kažkokios problemos, ar ten išgyvenimai ir taip toliau, ir kartais pamiršti, kas nuolatos yra tavo gyvenime. Šeima, ten draugai ir pamiršti, kažkaip atsidėkoti ar įvertinti tai, ką turi. Tai vat man irgi tas labai patiko, kažkaip užkabino tą mintis. Ir tą grafą, žinai, kaip keičiasi, sakykime, ten vaikystėje, kiek praleidai laiko su kažkuo. Draugais, atimaisiais, ten paskui ten kiekvienas praleidai laiko. Tik aš ten biškai net paskui nesutikau lingalą, nes man atrodo, jau toks yra dalykas, kad kuo senesnis, tai ten tie draugai, artimieji, taip viskas krenta, ten minimaliai, man atrodo, ten realiai beveik vienas laik prabūni. Matai, ten yra apklausa, tai iš mum sunku pasakyti iš tos perspektyvos, bet ten ir matosi toj grafui, kad vienatvė visą laiką ten kyla, paskui labai. Žiauriai. Ir ypač sakyčiau, gal pagal šalis, bet pavyzdžiui, Lietuvoje, aš nežinau, ar pas mumis labai yra toks, kad pas tos artimuosius, yra gal kažkiek, pas mane šeimoje mažiau tikrai yra tas. Kad važiuoja aplankyti ar dėl ko? Jo, kažkaip nėra tokio labai, bet nežinau. Aš manau, gal kitose šalyse, kokia Japonija, aš manau, labiau, žinai, yra, ne, gerbi tos vyresnio amžiaus, bet tiesiog kažkaip būna labiau sunkiau atrasti su jais kalbą. Ir šiaip dažnai, kai aš pastebėjęs dabar, kad su vyresniais žmonės, kai kalbėjome tokiais, labiau pas jos būna, jie gyvena viską prisiminimais. Nėra kažką apie dabar, vis laik, kai jie tik kažką kalba, vis laik vis kažką iš istorijos, kaip kažką dariau, taip, ir gal tave ir bišitas atjungia, kad jie vis laik gyvena tik tais, ką jie darė, bet nieko nesusiriša, nes mūsų visiškai tokia buvo experience, tai bent jau, žinai, kad ką būtume kartu darę, būtų labiau įdomiau, o jie, žinai, kažką prisimena, kaip ten vaikystėje, ar dar buvo jaunesni. Ir toks atrodo, tu klausais tiesiog istorijų, bet nėra jokio kažkokio susirišimo ir atrodo sunku klausyti, žinai, išklausai žmogų ir nori pasijungti tą visą diskusiją, bet nėra tiek, kad vis norėtum sugrįžti su to žmogum kalbėti, bent jau man taip, žinai, gal.
Bet smagu tas išgirsti istorijas. Neretai gali ir kažką pasimokyti, žinai. Duoda tau kažkokių patarimų, nebūtinai tie patarimai būna geri ar dar, žinai, pritaikyti šiom dienom. Pritaikyti, nes aš manau, gal į tais laikais gal buvo labai vertingi ir dabar kai kurie tikrai būtų labai vertingi, kur pasako. Jo, bet ta prasme atsirenki kažką, bet man tai, nežinau, patinka pabendrauti apie kaip žemės ūkį, žinai, sekasi, ar dar kažkas, kaip ten daržė sekasi, vis tiek kažkokiu aktualijų atrandi, žinai. Tai tada, kai viena gyvena, tai kažkaip man tai patinka tas dalykas, tik tai, žinai, ne visą laiką atrandi laiko. Galbūt norėtųsi daugiau, bet, tiesiog nesigauna. Tai bet čia prioritetai. Ir tas tiesa, kaip susidėlioji, žinai, prioritetus galbūt, nėra aukščiausiai. Irgi skirtingos laiko tėkmės būna, kur irgi senimas, jeigu neskaičiuoja laiko pas mus irgi jau tokias dienotvarkės irgi gaunasi. Jie norėtų, tarkim, ramiai irgi papasakoti apie tuos dalykus, pasidalinti patirtim. Mes irgi norėtume gal ir išgirs, bet vėlgi mes turim ribotą laiko tarpo, nes laukia atsakomybės, tai irgi toks prasilenkimas, kažkas greitkeliu važiuoja, kažkas eina šaligatviu ir tą tarpą pagauti, kur esame vienoje linijoje, yra labai sunku, taip ir gaunasi, kad prasilenkt tenka. Jo, ir ką dar norėjau pasakyti apie tą, žinai, kaip sakai, kad su draugais arba ten, tas apie laiką. Tai sunku įvertinti, tai gali ir, nežinau, gal po 50 metų taip pat sėdėsim, žinai, ir diskutuosim. Aš manau, kad po 50 metų mes būsim jų vietoj ir aš įsivaizduoju, kai manęs ir nieks nelankys ir tiesiog būsi bet aš tiesiog manau, kad čia tokia dalis, žinai, norėtųsi kažkaip pakeisti, bet nežinau. Stengtis kalbėti su kuo daugiau jaunimo ir stengtis būti toks jų stengtis į amžių bišį gal jaunatiškas, jo, bet žinai, kaip sako, šiuolaikiškas. Taip, bet žinai, ko aplinkui kokie to žmonės pats ir toks esi, bet žinai, ir stengsis labiau su jaunimu pabūt, žinai, aišku, nereikia labai įkyriai, nežinai, kaip būna, kaip kažkaip įkyriai kažkur bandai, sunku, bet stengtis su jais būt gal labiau interesus tokius panašius turėti, žinai, ir gal kažkaip įmanoma, žinai, o dabar, kai nuvažiuoju pas senesnius, tai labiau man būna tokius. Man smagu pamatyti ir aš žinau, kad jiems labai yra smagu tave pamatyti ir man dėl to aš tą darau, kad žinau, kad jiems labai smagu. Bet aš nejaučiu tiek daug džiaugsmo, žinau, kiek jie jaučia. Bet aš dėl to tik tada važiuoju, dėl to, kad žinau, kad jiems labai daug reiškia. Tai biški nežinau. Gal savanaudiškai, kad kodėl aš nejaučiu tiek daug, kiek jie, aš nežinau. Bet gal dėl to, kai tu vis laik būni vienišas ir tas ateina, žinai, kad vertini bet kažkokio žmogaus ateimą. Ypač giminių. Jo, bet čia, žinai, sakai, kaip jaunimas mąstyti ar dar kažkas, bet aš manau, kad esmė, kas jiems suteikia džiaugsmą. Pavyzdžiui, aš žinau, kad močiutei suteikia džiaugsmą žemės ūkį, žinai, jinai ten, pamiršus dėl to, žinai, ten sodina ir taip toliau, pikiuoja ten tas salotas, agurkai, pomidorai ir taip toliau ir panašiai. Ir nemanau, kad jai būtų įdomu jaunimo, žinai, kažkokios tai temos ten, arba ten social media, žinai, ar taip toliau. Jinai kažkiek žino to dalyko, bet pasižiūri žinias ir jai to užtenka. Bet kai jinai būna lauke, žinai, sakom, jau užtenka tų agurkų, žinai, kiek čia gali suvalgyti. Tai net nebejoju, kad ne pas mane viena tokia situacija, bet jinai tiesiog to gyvena, žinai, ir jai tas patinka. Ir kitas dalykas, žinai, kai susitinki, tai irgi sakai, smagu, tai smagu, kai tas ne vienpusiškas, žinai. Bent jau, kad kažkaip, nors ir nedažnai susitinki, bent jau kažkokį pokalbį apturi ir judi į priekį, tai visi supranta tą dalyką, manau. Bet matai, yra tas interesas labai skirtingi, matai, pavyzdžiui, ne tai, kad užsilikę, bet nėra tikrai tiek daug žmonių, kur žemės ūkiu, žinai, domisi. Tikrai. Ir kas domisi, turbūt ten virš 50 ar 60, žinai, didesnė dalis. Ir, pavyzdžiui, ir hobi labai įsiskiria interesai. Ir sunku tau bendrauti, jeigu tu visiškai su žemės ūkiu ten, aš tikrai minimaliai čia jo domiuosi, tai ką aš galėčiau daug kalbėti. Bet vėl galim prieiti prie, nežinau, savotiškai kito topiko, kad, tai kartai buvo tai aktualu, nes ir turėjo, nežinau, namus ir žemės, kur galėjo apdirbti tą žemę, mūsų jau kartai, įpirkti namuką su žemės sklypu, kur dar galėtume daržą turėti ir ten agurkus, ten bulvėsėtis, nežinau, dar kokių poros dešimtmečių reikėtų turbūt, tai irgi, faktas, kad skiriasi tie nežinau, dalykai, apie kuriuos mes norėtume kalbėti, arba
kuriuos mūsų tavo senoji senelių karta norėtų pakalbėti, bet šiaip gal smagu, kai jo, kad ir skirtingais tais požiūrio taškais susitinkam kažkur pusiaukelį ir tiesiog, nežinau, pasidalinam savo aktualijom. Tam gal ir svarbu šeimą turėti, kad, pasidalinam savo patirtim, paklausim, kaip sekasi ir viskas. Jo kartais gal būna jo, kad tiesiog atiduodam duoklę, kad, žinom, kad pabūna jie ir be mūsų ir kartais pasilgsta, kartais gal tiesiog būna kažkas, ką randam bendro. Tai va, kai ta grafa yra, kur tos skirtingos linijos per, gyvenimą, su šeima praleistas laikas, su draugais, darbas ir taip toliau, vienišumas, tai kurią norėtumėt, savo gyvenime ir šiaip pakeist labiausiai, nes ten yra vidurkis, ar ne, iš kažkokios tai apklausos. Tai kaip jūs savo norėtumėt tą grafą kažkurią vieną pakeist. Daugiau dabar, ne? Arba daugiau, arba mažiau, kad, pavyzdžiui, žinai, vyresnis žmogus ten vienišumas labai. Tai gali sakyti, kad, pavyzdžiui, vienišumą norėčiau, kad nebūčiau vienas, pavyzdžiui, ten, žinai, darbas, labai daug darbe, ten, žinai, nuo 20 labai iškyla į viršų, labai daug laiko praleidi darbe, tai kokią jūs, pavyzdžiui, norėtumėt tą grafą pakeisti ir kaip ją, sakykime, pakeis galbūt tą laiką, kaip paskirstyt labiau, negu vidurkis ten, man atrodo, amerikiečiai yra. Tai šok, aš dar galvoju. Aš tai man iškart dabar, kai Pirs paklausė, iškart šojo galvo, kad aš norėčiau gal darbo iškart vienareikšmiškai atmušti, gal net ir tas vienatvės pasimčiau ten tų perliuko ar ko ten, bet jo, kai pagalvoju ir šiaip aš gal esu matęs kažkokią analogišką video, kur ten, man atrodo, tais Skittlesų, man atrodo, saldainiukais gyvenimo dienus yra sudėtus ir irgi ten atkapsto, kiek laiko pramėgi, kiek laiko pradirbi, žinai, ir ten, kiek tau lieka ten vos nelaiko savo, tai aš mielai tą didžiąją dalį laiko šiaip skirčiau savo, bet iš tos situacijos, kurios esu, pavyzdžiui, dabar, tai sunku būtų padaryti, nes vis tiek, yra atsakomybės, yra kažkokie finansiniai įsipareigojimai, tu nenori, turi atiduoti tą duoklę darbui ir tik tada tu gali tais kitais dalykais mėgautis, bet būnant utopijoje arba tokiom idealiom sąlygom, mielai darbą padėčiau į šoną ir iškeičiau į laiką savo, laiko draugam ir tiem dalykam, kurie iš tikrųjų teikia džiaugsmą gyvenime. Aš tai nežinau, aš atvirkščiai sakyčiau. Darbo, bet aš, kaip čia pasakiau, aš darbo galėčiau daugiau apsimti, bet už atitinkamą atlygį. Ir tipo, aš nedaryčiau to, kas nepatinka. Bet dėl ko tu dirbi tada? Kas? Tu dirbi, gauni didesnį atlygį ir tą atlygį kam išleidi savo, kokybiškam laiku savo, atostogom. Ne, bet tas yra maniera. Aš tipo, atostogauti, aš niekada niekur nevažiuoju, aš niekur net nenoriu važiuoti, man gerai namuose yra. Nėra man kažkur išlaidauta, pavyzdžiui, eit kažkokių activities daryti, nežinau, ten, eit kažką, nežinau, leis pinigus. Tipo, man niekada nebūna, aš nuvarau džimą, man užtenka, ten dar į pirtelę karts nuo kartą ir viskas, man užtenka, gerai, dar nueinu pasivaikščioti į parduotuvę ir viskas, daugiau man nėra, gerai, aš nebent gal kur labai norėčiau, aš norėčiau tiek uždirbti, kad galėčiau užsakinėti pastoju, norėčiau privatų šefą daryti, vapšė, tai kosmosas, tai, kad visą laiką skaniai valgyčiau ir visą laiką ko norėčiau, čia būtų labai arti aukštumos piko man būtų. Tai esmė tau, kad darbas, teiktų džiaugsmą, pats darbas. Ne, tai jis man teikia, bet aš galėčiau ir daugiau padaryti to darbą. Norėčiau. Bet aš turėčiau rasti, kad būtų ir atitinkamas atlygis. Čia išskirtinis atvejis, jisai sako, kad norėtų daugiau dirbti. Darboholiką turim. Bet aš tą, ko darau, tai aš nesijaučiu taip, kad aš labai jau daug darau jo ir tas atlygis yra tikrai neblogas. Tai aš galėčiau tikrai ir dar turiu to laiko ir energijos galėčiau dar kažkur įdėti, bet jis turi man patikti, nes jeigu man tai nepatinka, tiesiog aš nedarysiu, man per prievartą daryti, man tiesiog, aš tada būnu tiesiog darau, bet man nepatinka taip, tai nežinau. Atsakymas, bet nežinau, tokia neįlinė situacija gal. Bet aš tai labiausiai Donatui vis tiek pritarčiau, nes daug metų, daug paroj valandų suvalgo tas dalykas. Tai norėtųsi kažkaip, ar tai sportui paskirti, ar tai kažkokiom naujom patirtim ir taip toliau. Bet ir rutina iš kitos pusės irgi nėra blogai.
irgi kažką Bet išmokti. turbūt rutina turi būti su darbu susijus, gali kažkaip kitaip kažką interpretuoti. Jo, jo, irgi tiesa. Bet tiesiog va taip irgi pagalvojau, kad žinai, labai daug irgi suvalgo laiko. Ir paskui, kai žiūri pensiją, ten irgi eina žemyn, paskui atsiranda kiti, bet jau tu žinai, nebe tas amžius kažkokias gal labai jau aktyves veiklas vykdyti. Tai jo, pavyzdžiui, kai šiandien Donatą pasėmiau, važiuojam su Donatu ir kalbėjom dėl to, kad, Pirmink dėl ko? Čia dėl šitos temos dabar man užkrito. Ai. Nu, nieko tokio, gal prisiminsiu. Prisiminsiu. Kai nebereiksiu. Ai, savo, ne čia buvo su tėmu ir dabar užmiršau. Kodėl? Darbo kažkam? Dabar užmiršau. Kažkokią mintį, kabliuką kokį duok, kad pagautų. Ką apie ką čia galėjai? Tai nėra, gal, ta prasme, jeigu neatsimeni, tai nėra svarbu. Ir sugrįžtam po pertraukėlę. Nes Dontas užstriuoja, ką kalbėti. Ir dabar bus iškatinta šita dalis. Bet nieko. Gal biškai pakalbėjau apie krepšinį, dėl to tas krepšinio kamuolys ir padėtas. Aš norėjau, kad mes iš viso apie jį neužsimintume ir tiesiog jisai būtų įsterega. Jėlė, sugadinai viską, bet žiūrovai jisgi mato, kad padėtas. Paklaus komentaruose, jeigu taip įdomu bus. Nu, komentaruose tikrai nesiklaus galiu pasakyti. Nebent tu pats. Nes mes kaip ir Lietuvos rinktinė, taip ir mes, manau, reality check tokį gavę esam. Kodėl? Nu, pavyzdžiui, su views, tais komentarais. Bet kaip tu galvoji, bus, bet mes buvom spėjimus darę. Na jo, tai aš vis tiek spėjau, kad daugiau. Ne? Jo. Aš pradžioje spėjau per savaitę bus 300, bet paskui pakeičiu, sakau, bliau, bus 100. Aš arčiausiai buvau, nes man atrodo, kai šiam virš. Nu, tai va. Aš tai iš vis pro šalį prašau ten. Optimistas. Taikinėjo visiškai. Ne, tai jau ką jūs galvojate, čia visiškai toks kontentas. Bet mes žinomi žmonės, aišku, nebent žinai, ten būtume galėję visiems mestis ten į Facebookus ar ką. Bet aišku, aš nelabai ten aktyvus būnu, tai nelabai draugų ten ir daug turiu, tai nelabai ir kam parodyčiau. Bet keliem artimiem draugam nusinčiau. Bet daugiau tai niekam. Daugiau, na aš nežinau, galėtum, žinai, tipo promoting, galėtum atsudėti, jeigu tu nori. Na, bet, tipo, nežinau. Na, bet aš manau, pušinimas būtų. Jo, bet ir ne tik bet man tai atrodo, čia labiau toks būna, kad man net svarbiau būna tas, kad mes susirenkam, čia pakalbam ir ant tiek smagu yra. Bet savo. Ne savo čia darom. Bet ne tik, kad savo. Aišku, jeigu čia kažkas nutiktų su juo, būtų faina, bet ir kitas dalykas yra, kai dabar yra, filmuojam, jis labiau pririša ir toks kaip ir yra, kodėl mes tai darom, tipo, nu čia įdedam, kad ir kiek ten žiūri, nežiūri, nėra ant tiek svarbu, bet žinai, jeigu to nebūtų ir sakytume, susirenkam taip tiesiog pakalbėti, tikrai taip dažnai atsirinkti, čia yra dar vienas, dar rytoj varžybos, dar kažką, taip, sunku. Na, aš tą patį ir norėjau pasakyti, kad čia darom ne dėl kažkokio klauto, bet truputį kita mintis ir kai klausiau praėjusią podcastą, tai irgi taip tas, žinai, mikrofonai, ten kažkas rėkia, žinai, kažkas kažką blogai pasako, tai manau, nu čia ir yra ta emocija, žinai, dėl ko darom, nenorim čia kažkokia būti, žinai, oi, čia tik tai neliesim tų temų, nieko nesakysim, čia tame ir yra esmė, tiesiog susitinkam pakalbėti ir mums tai yra smagu daryti ir viskas. Tai čia, žinai, o jeigu kažkas bus, tai kaip ir tu sakai, smagu. Bet čia pirkti cezų tai tikrai neplanuojam. Bet čia jau ir taip pakankamai daug investavo. Solidžius 30 eurų gal kiekvienas įvėlė. Ar viši daugiau? Daugiau. Nu tai čia vis tiek kaip mum tai jau tam tikri finansai. Aišku, tiem influenceriam, vlogeriam tai čia sakytų lievi mikrofonai, prasta kamera, bet mes, tokia ir yra tema. Tokia ir yra šito podcast'o tema. Kas ant liežuvio, tą ir kalbam. Tiesiog. Ir čia viskas yra, kad tiesiog, paprastai. Paprastai visą įrangą ir taip toliau. Paprastai, bet neprastai. Dėl to nežinau. Tikrai nesnemoklai galima pasakyti. Bet ir žinai, gal toks yra, kad artimiausia, kad ir mūsų daug nežiūri, bet čia tikrai yra garantuoju, kad artimiausias dalykas, kaip normalų žmonės kalba. Nes vis tiek, kaip pasiklausai tų podcastų, yra tokio feiko.
girdisi ir jaučiasi feika, žinai, kažkur tu turi pritapti, kad Egzistuoja rėmai, kad tu kažkur netaip nepasirodytum iš blogos kažkokios pusės, kažkam atrodysi, ten kažką blogai pasakysi ir gal negali per daug emocijų gal kažkur rodyti, nes tu nenori ir pasirodyti kažkoks. Vis tiek kažkoks yra, žinai. Ir nes man, žinai, kas yra jausmas, taip, žinai, kad jie ten kartais ir kai kurie ten paprikolina ar ką, žinai, ten tipo arba draugiški atrodo ar kokį, ir, žinai, nueitų už kameros, ir, žinai, ir va toks, tipo, su žmonėm tada jau ten bendraja visiškai taip, žinai, o dabar pažiūrėtum mumis va šyčia ir gatėjai. Ir tu sakytum, tokiu pačiu, taip pat kalbėtum, žinai, nesakytum, kad čia kažkas. Apie tai nežinau. Su kai kurie žmonėm mėgsti tokią. Bet aš norėjau tokįgi, prasideda. Vieni nusipelnė. Su normaliai žmonėm aš normaliai gal. Vieni lygesni už kitus, prasideda jau čia tokie išvedžiojimai. Ne, tai yra normalių žmonių, yra biški nenormalių, tai reikia sakyti kitaip iš tai kalbėti. Bet aš norėjau paklausti, ar jums jaučiasi toksai, kad, vis tiek jau toksai yra įsivažiavimas, ar jaučiatės kažkaip laisviau, ta prasme, geriau kalbėdami taip į mikrofoną, ar ne? Gal šiek tiek, ir gal reikėtų, žinai, kas yra, manyčiau, net čia pliusas toks yra, kaip kalbėjimo šiaip, žinai, gal. Reikšti savo mintis? Jo, čia. Praktika gera. Jo, gera praktika, žinai. Nes tas vis laik kamera yra, vis tiek tai biški tokį. Tu jau tiesi stebimas. Jo, stebimas, biški toks tu turi. Biški taip turi būti, negu paprastai kalbėtum, žinai. Kažką ten nusišnekėtum ar ką, tiesiog praeitų, žinai. O čia turėjau stengtis rinktas mintis, kad per daug nestrikta. Manau, yra tų pliusų tikrai. Aš tik dabar pagalvoju, ar tu pažiūrėjai, ar kamera neužstoja kamuolys tavęs. Ja, koks yra. Akis tik matosi. Kažkiek tikrai matausi. Pažiūrėjau, ne, kažkiek matausi tikrai. Tai gerai, svarbiausia. Nes tu čia vis tiek esi moderatorius. One of the main characters. One of the main 3 charakteriai, jo, one of the main tikrai. Gerai, the main. Pats svarbiausias čia. Tu norėjai... Trimis. Norėjau kad one of the main, kad čia mes 3 esam. Centras. Kaip rinktiniai Valančiūnas. Oi, ne. Ne? Ne. Jis šiandien ir kaip tik stumė nuo Valančiūną. Kaip čia ten čia bigajų pavadinai. Jo, viskas jau, tai dideli žmonės jau viskas nebereikia. Grimėsdai. Jo. Ne, su visą deramą pagarbą išsilaik važiuoju į rinktinę, pagarba yra žmogui. Bet viskas jau. Jo, nes nebe toks žaidimas. Aš norėjau sugrįžti, nes tu kažką pasakėjai apie tą kamuolį ir kažką norėjai apie Europos čempionatą, man atrodo, apie rinktinę bendrai. Užvesti temą, ne? Jo, kad tiesiog Lietuvoje krepšinis labai krito. Oho. Ne, aš tai manau, kad čia yra mūsų dugnas. Gerai, mes kalbam po pralaimėjimo Vokietijai, tai mes nežinom, kaip čia bus toliau, bet aš manau, mes nebuvom favoritai tose varžybose. Bet va būtent, įsivaizduok, anksčiau Lietuva kažkur žaisdavo, tai tu visą laiką žaidė dėl medalių, dėl aukso. Visą laiką toks buvo tikslas. Jo, bet tai mes dabar... Kiekvienas varžybos, kad eidavai, kad ir ne favoritas, bet bent jau žinojo, kad galėdavai kovot. Bet ir dažniausiai eidavai iki favoritas. Aš tai labiau iš viso šitą temą gal norėčiau pakreipti tokį dalyką, kad žaidėjai anksčiau jausdavo pagarbą ir jausdavo tokį pasididžiavimą atstovauti rinktiniai, žinai. O dabar atsiranda tokių kaip noriu pailsėti, man prioritetas šeima, galbūt noriu patobulinti savo asmeninius įgūdžius ir taip toliau ir panašiai. Ir tada atsiranda, žinai, toksai, kitoks mąstymas. Nesakau, kad tai yra gerai ar blogai šiaip pačiam žmogui, bet rinktinė nuo to nukenčia, man atrodo, jeigu geresni žaidėjai taip, žinai, pradeda mąstyti. Visą laiką. Kaip pirmas dalykas, sakyčiau, tai, kad tu turi, žinai, visą laiką save žiūrėti. Pirmas dalykas, svariausias. Bet ir lygiai tas pats kaip ir yra po šito, kaip pasakius man, kad kaip dabar visas jaunimas yra ir šiaip koks požiūris, labai yra į tave orientuotas laik būna. Visą laiką visi tokie labiau aplinkios, labiau pasaulis, daugumą sukasi ir jau nebebėra tokio aukštesnio tikslo arba nebėra, nežinau, kažkokių tokių gal ir vertybių. Ko tu čia? Žiūrėjau? Nebebėra. Man patika ta. Vau, strigėliškai. Aš pagavau, kad aš strigau.
Būčiau nieko nesakęs, bet būčiau Pro Domanto minčių srauto apsaugą praėjo šitą žodelis, pro Ne. ir nepraėjo. Aš išgirdau, pasakiau. Ne, bet aš galvojau, nieko nesakysiu, bet tu kai paklausai iš karto. Nes kaktų su sulčiu nėra ir tau iš karto yra tas toksai. Ja, iš karto. Džiūsta burna. Tai geri visą laiką. Tai aš mėgujosi, kaktų su sultim, tai kažkaip. Greičiau. Nu, tai ką norėjai Ne, pasakyti? tai kad tą ir norėjau pasakyti, kad viskas, nebėra tokio jau kilnesnio tikslo, svarbiau kažką už tave, kad tu žaidi. Vis tiek tu neamžinas čia būsi žaidėjas, kad tu žaidi dėl Lietuvos, o ne dėl savęs čia. Tai. Aš manau, labai svarbus dalykas, kurį reiktų paminėti irgi laikotarpį, ten po atkurtos Ne. nepriklausomybės, ten buvo toks vienybės jausmas ir jo krepšinisgi, ten tikrai religija, sakykime, buvo. Kai šiais laikais, kas pas mus rinktinė jau tos nepriklausomos kartos atstovai, kur jo, ir tas visas požiūris, pasaulėžiūra labiau į save orientuota yra, nei bendruomenė, nei mūsų, nežinau, šalį bendrystę ir tą tavo, kaip sakai, bendrą visų tikslą. Nebevertina. Tai va tą ir turbūt norėjau užakcentuoti, kad Čia pasikeitė. esminis, Taip. Anksčiau būdavo apie Lietuvą, apie bendruomenę, vienas už kitą, o dabar žiūri labai jau asmeniškai. Pasikeitęs. Visur, jo. To pastebėti ir įžvelgti iš tikrųjų, jo, aplinkui. Kaip pinigai dabar visur labai svarbu. Nu, bet nežinau, tas žmogus gal taip nesiacijuoja savęs su tuo kraštu. Žmogus tampa pasaulio žmogumi, man atrodo, taip, Europos žmogumi, ar kaip čia pavadinti. Kodėl pasikeitė tas požiūris? Aš tai netame, aš manau, kad tiesiog viskas dabar yra apie tave. Visur, pavyzdžiui, reikia ten pinigų, kad tu turėtum tą ir tą, kad neatsiliktum nuo kitų. Ir nebėra žmonėm kažkokio, kad bendruomenės dalykas, viskas yra apie tave. Jeigu pinigų neturėsi, viskas jau tu čia nepritapsi. Nebėra tokio, nežinau. Aš manyčiau ir pabandyčiau gal į pirmą klausimą atsakyti, kodėl pasikeitė tas požiūris, nes tiesiog tokių pavyzdžių turim aplinkui, kur, atsirado tokia, nežinau, situacija, kai kaip tu sakai, kad pinigai pradėjo valdyti dalykus, o nežinau, kažkokias moralinės vertybės arba kilnus tikslai, kur, tie kilnus tikslai nebėra taip vertinami, kaip dabar mūsų visuomenė yra vertinamas, nežinau, kažkoks didelis atlyginimas, kažkoks statusas ir taip toliau, jo, tiesiog vertybių kaita atsirado ir mes esam to dalimi. Bet kaip anksčiau irgi buvo tie pinigai. Irgi buvo svarbus. Buvo svarbu, o dabar tu viskas. Tu visur reikia pinigų, tu už viską turi mokėti. Ir visur daug turi mokėti. Visur. Nežinau, bet irgi, taigi, sportininkai gaudavo tas algas. Tai jie irgi galėdavo sakyti, ai, gausiu traumą, nevažiuosiu, ai, čia tobulinsiu savo įgūdžius, gal gausiu geresnį kontraktą į kitą komandą. Bet netokias buvo, netokie pinigai buvo kaip dabar. Bet tai prilyginami tiems laikams. Tai ir taip toliau, bet tikrai vis tiek negali. Ten būna, kaip paklausai kokios istorijos, kiek anksčiau gavo ten žmonės pinigų. Ten palyginus, tikrai, kad ir išverstum tą infliaciją, netokia. Aš manyčiau, tais laikais dar jie ir vargo matė. Savotiškai taip, kur, jų tiesiog, nežinau, kraujai ar kasdienybei buvo tas, kad, eini pušinį ir kaip sakai, ten, oi, gal aš traumą gausiu, nesvarbu, gauna ten nyksteli kažką, būdavo seniau sportininkų, gal net toks mentalitetas, varysiu, kol, jau nelabai paėsiu arba išneš mane. Dabar kolektyvas tam pačiam futbole, ten, visi ten daivina, ką ten daro, kai seniau būdavo tikrų žaidėjų, kurie pavyzdžiai, gauna ten tą, nežinau, slystantį kamulio atėmimą, parkrenta, atsistoja ant žemės, nežinau kaip slystantį kamulio atėmimą. Norėjau ką praslystinti. Gerai, sliding tackle, kaip lietuviškai. Čia lietuviškai irgi. Slystantį kamulio atėmimą. Bet atėmimą. Bet čia iš tikrųjų gerai įsireiškia. Bet šiaip gerai šitą turėtų naudoti, bet labai ilga. Čia 3 žodžiai. Bet visi lietuviški vertimai tokie iš tikrųjų. Ir matai, tada geriau jau SKA. Slystams kamulio atėmimą. SKA. Kaip maras. SKA, tai man skamba, tai čia kažkokia mokesčių inspekcija bus. Dar mokesčių kažkokie bus.
O jis padaręs ką? Ai, tu savo vėl reikės. Aš tikiuosi, komentatoriai. Ką reikės perėti. Aš tikiuosi, kada nors koks komentatorius išgirs mūsų šitą. Slystamasis kamulio temimas. Nu čia. Bet skamba tai gerai, tik kad jis labai ilgai skamba. Tu įsivaizduok, komentatorius. Ir slystantis kamulio temimas. Ir jau kamuolys tavo bus neįtaliausiai. Čia gal pasakys tą. Jau gali. Įvartis jau gali. O, ir golas prieš 5 sekundės buvo. Įvartis. Smūgis į vartus. Golas irgi ne. Lietuviškas. Ne. Bet tai čia anglicizmas, bet yra Įvartis lietuviškas. Bet tai golas, man atrodo, žinok, lietuviškai ir leisusi, ne? Kiek čia ką padarys? Čia kas iš karto. Man tai atrodo, kad įvartis yra. Ne, tai įvartis yra, bet aš galvoju, kad golas jau ir yra užskaitomas kaip lietuviškas žodis. Nemanau. Taip. O įvesk kaip sliding tackle lietuviškai. Irgi būtų įdomu Ir sužinoti. gal pateikė dar sinonimą. O kaip varas būtų lietuviškai? Virtualus. O kaip angliškai? Virtual assistant referee. Okay. Virtualus pagalbinis teisėjas. Nu. Jo? Jo. Sistema gal? Ne, golas nėra lietuviškas žodis. O. Aš galvoju, įdėtas šitas. Ir kaip slide tackle lietuviškai? Jo. Aš tai manau, kad jis bus teisingas tas šito. Slystamoja taka. Neslėstovoja tako, ne. Kamulio perėmimą. Čiuožim. Buvo šilas gerai. Išmušim. Čiuožiamasis išmušimas arba trumpiau čiuožiamasis perėjimas. Nu, čia jau, nežinau, nieks nenaudoja turbūt. Šnekamoje kalboje žaidėjai kartais tiesiog sako čiuožimas. Ne, nieks nesako. Čiuožiau. Gali sakyti. Čiuoški. Bet nieks nesako. Ne, tikrai ne. Čiuožiau. Nu, niekad negirdėjau. Tu tikrai girdėjęs kelis kartus. Esu kažkur, man atrodo, girdėjęs. Ne. Esu, aš tai esu. Ne komentatoriai, bet tikrai esu girdėjęs. Šnekamoji kalboj. Aikštėj? Esi girdėjęs? Nu, jo, ar kažkas man yra kažką sakė. Čiuožikas? Ne, čiuožiau. Tikrai buvo kažkas tokia sakė. Nu, Yra. žinau čia. Ant ledo kažkur ten. Ne. Gal ledo ritulininkas sakė? Ne, tose varžybose buvai. Ne, čiuožiau. Tikrai buvo kažkas sakė. Ja. Nu gerai, o jeigu Lietuvos top 5 sportai? Jeigu sudėliot? Šiai supras. Nu, pagal populiarumą. Jūsų nuomonė. Ir galėsiu pračekinti su varu, su ChatGPT. Krepšinis pirmoji. Jo, fulė antroji. Bet pagal vaikų skaičių, tai fulė daugiau žaidžia vaikų negu krepšinį. Pagal populiarumą apskritai kalbam, ne? Na jo, bet vis tiek kašė pirmoji. Fulė. Va, trečioji. Kas trečioji? Aš tai manau, kad plaukimas. Plaukimas? Aš kovinius kokius dėčiau į trečią. Kovinius? Tikrai netiek daug. Ne, nu yra, bet tas plaukimas... Plaukimas dabar šiuo laiku jaučiu būtų jo šoktelės, kad ir kokio vietoj buvo vien tik dėl to, kad padarė dabar nuo 4 klasės, man atrodo, tą privalomą. Anksčiau net, mano pusbroliai jau eina ir jie ten 2 ir 3 klasė. Gal, jo, tebūnė, bet padarė ten. Ir Žalgirio pasiną vežinėjus. Wow. Bajorai? Bajorai? Žalgirio basėja pirmadienį, mes važiuojam plaukės. Žalgirio basėja. Neblogai, pats dar nesi buvęs. Buvau tik tais kaip stebėtas. Nesi buvęs? Tik stebėtas esu buvęs. Nuvaryk, fainai. Rekomendacija tikrai taip. O gal net kai šaltesnis oras, nes yra laukia džekuzi. Burbuliai, lietuviškai. Burbuliai. Ai, mastoj, žinakys ateina, ne? Eina į burbuliai. Mes, kad tu draugelį, tai nemėgiai atsiūnų būdam. Tas mastoj tą burbuliai eidavo. Ten užkuojasi, ne? Nu, man patinka. Nu. Tai va. Gerai. Tai trečia. Čia. Aš lengva atletika. Taip, bet tu turi... Good point. Bet tai tu turi kažkaip specifiškai kažką sakyti. Kodėl? Nu, bet tai čia nesąmonė, tai kokia lengvoji atletika, tai čia paimi tokį spektrą platų. Nu, paėmiau. Imi diską ar ką, bet tada... Ne, lengva atletika. Nesąmonė. Rolius į aukštį. Tai pamatysi, taip ir parašys tau. Lengva atletika. Ne, aš paprašysiu, kad parašysiu specifinius sportus. Nu gerai, tada plaukimas. Aš nematau kitų variantų tada. Nu gerai, bet man 4 ir 5, va tada aš užstringu. Tada diskas. Aš galvoju, bet ar iš tikrųjų vaikų daug... Ne, bet populiarumas. Kas yra populiarumas tada? Nu, žinomumas, kaip žmonės domisi. Žinomumas.
Aš tai galvoju, ką žaidžia ir ko žiūri kažkaip. Aš gal Tokių. sakyčiau irgi jo, kas ten medalius skina kokius, Bet- Penkiakovė gal kokie. Ne, bet ledo ritulys jau, manau, Stebėjimas, kad aukščiau. populiaru turi Okay. stebėti kažką Okay, žmonės okay. tokio. Ledo ritulys, manau, gal. Ketvirtą? Nu. O po to diskas. Bet palaukit, populiarumas kaip kad stebė ir dar ir patys užsijama. Nu, bet aš manau, kas yra populiarumas, kai žmonėm interesuoti ir žiūri dažniausiai, dar žaidžia. Žiūriu kažką. jo. Bet labiausiai žiūrėjimas. Aš ten, manau, kad žiūriu. Populiarumas daugiausia skaičius surenka. Okay. Nu, aš gal tenisą kokį tada dar Nu, spraušiu. gal Formulė 1. Iš karto. Bet Nu, ketvirtą, penktą jau. Top 30. Ne. Čia ne sportas, kas kalba? O čia tai jau galėjai patilėti su tokiam nesąmonėm. Čia ne sportas. Tokiam nesąmonėm tai geriau nekalbėti. Sportas, sako sportas. Nes toj paimsiu valaidą pinkštį ištraukiu ir gali čia kalbėti loj. Su mašininė važinėjau. Ui, sportas vartoji. Ne, nu, aš nenoriu čia veltis, bet tu neteisus esi. Na, nežinau. Labai daug. Dirba raumenis. Taip. Jis audintų, tai nuskristų galva, tau iškart pasakau. Kodėl? Na, tai mano kaklas stiprus. Stipruolis atsirado. Gerai, vienintelis dalykas. Ant kaklo padirba formulį ir viskas. Kaklas į kačelinį ramus. Nekoriut. Kokias perkrovas. Galva, Pažiūrim top 5. Parašysiu, ar formulė vėlas yra sportas, padėsim nušimti. Faktas. Perkrovos. Karštis. Kiek praranda. Kaip, kas ten Nu, čia kur? Alonso yra sakęs high performance athlete. Taip. Žodžiu, nėra sportas. Aha, jo. Perskaitai, ką tau parašė. O kas jau nėra tada olimpiadai? Kodėl nėra olimpiadai? Kodėl nėra? Olimpinė filosofija. Tradiciškai olimpinis rėjimas remiasi idėja, kad sportas pirmiausia yra žmogus kūno ir fizinio gebėjimų išbandymas. Tai olimpinis principas, o ne apskritai sportas. Sporte labai daug lemia technika ir technologija. Taip, bet tai automobilių sportas. Nu tai su formulė kas? Nu tai kas tau parašė apie Formulę 1, ar tai yra sportas? Nu, ten tiesiog tipo, kad tokie žmonės kaip tau, kad būtų laimingi, o dėl to ir nededa į olimpiadą, nes per daug technikos ir technologijos yra. Ne, nu, tai tiesiog skirtingos. Nu gerai. Bet va, autosportas šiaip į penketuką įtraukčiau, žiūrėkit, Dakaras, koks yra didelis susidomėjimas Lietuvoje. Jeigu laikom čia sportą, tada jo. Jau čia laikom. Faktas. Nu gerai, tarkim. Ką tu čia gali diskutuoti, čia su tavim nėra ką diskutuoti. Ne, nei olimpinėse žaidynėse nėra nei ką, nu bet tarkim palaikom. Tai daug yra sportų, kur nėra olimpinėse žaidynėse. E-gaming ir yra Kokiam? e-sport ar e-gaming. E-sportas. Nu, yra. Dabar auga. Ar čia ir sportas? Tai ir. Dabar noriu, jo, pripažinti. Žinai, fizinė jėgos reikia. E-sportas, tai jau pavadinime užšifruota. Kaip ir atsakymo, žinai, jau turėtum žinoti. Blemba, bet cesas ar, pavyzdžiui, yra. Nu tai aš iki dabar ir sakau, kai tu suvažinėjai su ta formulė. Jie ir sakys, oi, kiek prarandu daug ir svorio savo, pažiūrėk, kaip pirštų įsikočialį. Ne, nu, bet čia formulės negali su Counter-Strike'u lyginti, tikrai. Žinai, kokia reakcija gera. Ir pirštai, six-packas ant pirštų yra. Atidirbę. Nu. Ant kurio piršto? Tai visų ten, visi. Ant tas, kuris šaudo. Smailis, o. Arba ant WSD. WSD. Kur laksto. Kur keičia ginklą. Keičia ginklą, jo. Ok, tai gerai, tai ketvirtą, ką darom autosportą? Futbolas, krepšinis, futbolas, plaukimas. Autosportas. Autosportas, plaukimas. Du plaukimai. What the fuck? Kaip tu plaukimą 2 kartus gyvybė? Lengvo atletika. Tai jeigu tai bus lengvoji atletika, tai lengvoji atletika bus 3 paskui. Ar diskas? Nu kas? Ledo ritulys. Davai, dedam ledo ritulį. Nu bet, lengvo atletika kažkaip aš manau, kad... Bet tai čia yra. Čia kaip pažiūrėsi, iš tikrųjų, jeigu jo visas bendrai po tuos to galiu lengvos atletikos, tikrai aukštai bus. Nu, pirma vieta. Krepšinis. Antra futbolas.
Trečia lengvoji atletika. Okay, Įskaitant bėgimo, metimo rungtis ir kitas. Bet čia... Yes, viską sir. paėmei. Yes, sir. Tenisas. Okay. Penktas neatspėsit, nežiūrėkit. Gerai, užuomina duok kokį nors. Olimpinis sportas. Komandinis, jo. Olimpinis. Olimpinis. Ledo ritulys. Ne. Vasaros olimpiados. Tinklinis. Jo. Rimtai. Talinis ir Praleidom. Nu jo. Ne, nesitikėjot. Nu, bet tą lengvą. Net nepaminėjom. Paklaus, kurioje vietoj plaukimus? Nu, bet tai čia. Gerai, čia top 5, o ne top 10, tada tegul duoda. Bet čia, žinai, gali būti tiesiog Tai iš susimanę. jo, Bet ir taip duomenys susimanę tiesiog kaip. Kas čia per nesąmonė? Pagal Great Sporting Nation portalą 2023 duomenimis Lietuvoje pirmoje vietoje krepšinis, antroje vietoje plaukimas. Teisma. Tai kaip čia dabar antroje vietoje pasidarė? Nu, vienu žodžiu, bet gera. Kur čia sugaudė info? Ai, čia biškiai reiškia tokia pieva buvo realiai. Nemažai buvo fake news, reiškia. Tiesiog davė savo nuomonę ir viskas. Dar vienas įrodymas, kad čia GPT ne visą laiką galima pasitikėti 100%. Reikia patikrinti. Neobjektyvi nuomonė. Nu jo. Mūsų nebūtų apgavę, mes žinojom, kad... Mes buvom pasiruošę šitą apgaulį. Okay. Gerai, gal padarom iš pertraukėlę, įsipilsim kažką atsigerti. Žmogus orkestras? Tas plykas, nežinau. Aš tai žinau. Čia vieną turim tik tai neįsilavinusi, kuris nežino. Lietuvos žvaigždžių. Alio. Mes live jau? Live. Ne, mes čia ne live. Galėsim viską iškarpyti, jeigu norėsi. Gerai. Jo. Jei norėsi. Jo. Bet nerekomenduojamu, nes aš tingiu karpyti. Tiesiog įdedu ir viską. Pradžioju ir rašau. Donatas, jūs tada ir užtenka. O kaip parenki tuos pavadinimus? Tiesiog sugalvoju kažkaip viską. Tai tu toksai esi, nu vis tiek kūrybingas. Oi, koks kūrybingas. Įdėjo pavadinimą. Taitalą hitų. Įmeta į KPT, sugalvok, kaip čia užvadinta. Ne, pats sugalvoju. O? Ne, tai čia jau pagarba. Buvo daug laiko įdėta, aišku, į šitą visą. Jo, sakiau, kad turiu temą, tai ar matėt, ar girdėjot, kad Vyčio tribuna, tai yra Lietuvos rinktinės futbolo ultrai, pavadino krepšinio ultrus klaunais. Ir taip dėl to, kad taip apsirengė ir taip toliau. Ir paskui, nu, jie parašė postą. Kas čia per klaunai palaiko Lietuvos rinktinę? Krepšinio, Europos čempionatą. Ai, čia tipo, kad sieklas visas? Ne, nu, ta prasme, ten buvo iš apsirengimo, iš dar kažką, nu, žinai, kai mėgsta ten, užsideda visokius kostiumus ir taip toliau, ir paskui ta Vyčio tribuna sako, nu, tai čia ne visų nuomonė, ten vieno tokia, nu, vienu žodžiu, kažkoks tai buvo toksai nesusipratimas. Nepastebėjo tokių įtartinų tarp tų, kur rodė. Nu, ką, žinau, nelabai kaip dėm. Net visai tiems būna, žinai, tokie įdomesni, bet... O čia dabar klaunais vadinti tiesiog žmonėm šventė yra ir viskas. Jo, bet šiaip tai pagarba, kad tiek daug susirinkusio, ne? Daug, ten pirmas važiuojas, manau, 2000 virš buvo, tai vieni lietuviai realiai matosi. O dabar čia buvo prieš vokiečius labai daug, kokie 4000, manau. Praktiškai kaip namie žaidžiam, aš manau, ne? Jo, tai girdi skanduotės. Aš manau, didžiausias palaikymas iš visų rinktinių. Okay, nice. Nu, nes kita ne kokių Latvių, kur namuose realiai žaidžia, bet... namuose žaidžia. Ką mano Ciekla veikia, kai nebūna rinktinės varžybų? Ką dirba? Žinai, ką dirba? Ne. Aš irgi nežinau, bet šiaip įdomu būtų. Nu jo. Ai, aš žinai, kas buvo. Aš buvau vienas straipsnį matęs ir kažkaip angliškai rašė ir apie sėklą. Ir sėklas porė šitą The Seed. The Seed! Kažkaip ne tai klausosi angliškai. Angliškai visiškai nesueina, sėkla tai yra sėkla, bet kai The Seed, tai nežinau. Bet kodėl jis sėkla, žinai tą istoriją? Ką, žinau, gal siemkas tipo, gal. Aš tai girdėjau, tik neatgaminsiu dabar. Kažkur yra pasklydus istorija. Esu kažką girdėjęs. Tai pasakyk. Neatsimenu.
Esu kažką užmatęs. Siemečkas valgydavo varžybose. Siemkas valgydavo? Gliaudavo, taip siemkas. Gal reklamuodavo sėklas? Tas siemkas. Gal jis yra su agro kažkas susijęs. O galim pačekint? Patikrint dabar greitai. Kodėl vardas sėkla? Jo, kodėl sėkla vadinas? Nežinos gal. Kodėl sėkla vadina sėkla? Ne, bet pagarba tiek metų iš tikrųjų yra tas veidas fanų. Tai tikrai fainai. Ar esat matę sėklą ir pupų dėdę tam pačiam kambarį? Ne. Bet pupų dėdė dažnai būdavo, bet ten žiūri, išsmirdo šūdus. Tas pupus dėdė. Ferma pasidana ant ratų. Nu, bet nežinau, jau pupų dėdė dingęs iš viso iš radarų. Kažkaip, aš atsimenu klasės kaip senelė, tai čia tipo sako, aš tas apsišaukeris, tipo anksčiau buvo kitoks būdavo, tipo tas OG. OG dėdė, aš tas tipo ne tas jau. O kur jis yra? Nu ką, žinau, tipo ne tas. Ai, net, čia net nežinau, kašės, panas, sėkla. Galiu į Google reiktų klaustis. Bet Google'as tikrai nieko nežinau. Kaip ChatGPT gali nežinot, kas yra sėkla, nu čia nesąmonė. The Seed gal reikia rašyti, The Seed. Va, žiūrėk, Tomas Balaišis, va šitas ir vis. Jo. Palauk. Kodėl jį vadina sėkla? Vai. Viename pokalbėje su draugu aptarinėjo kūrinį apie brolybę sėklą. Ne, čia jau matau nesąmonį. Ai, nu jo, čia. Jau matau, kad išsigalvoja ChatGPT. Velnio sėkla, draugas. Ir kas yra problema? Kad visą laiką labai užtikrintas ChatGPT yra. Parašo taip jau tipo 100%. Ar tu esi užtikrintas? Sakys taip. Jeigu klausėt apie mane, taip. Aš esu, žodžiu, veikintis, Nu vienu žodžiu, jeigu žinot kažkas, tai parašykite į komentarus. Jį ten pavadino velnio sėklą ir viskas. Ne, nu čia man atrodo nesąmonė. Parašykite į komentarus, jeigu žinot. Gerai, pabandysiu parašyti aš tą. Gerai, parašyk, jo. Parašyk komentarą, gerai, tada. Susirašom vieni su kitais. Parašyk komentarus. Atidarom čatą, tiesiog komentaras. Komentaras rašau. Bet vieno komentaro nemačiau. Pono. Net neperžiūrėjęs turbūt podcast'o nei vieną. Peržiūrėjau, taip peržiūrėjau. Abu? Pirmą. Mėtosi jau. Tai, pažiūrėsi, kiek yra viewsų jau. Plus vienas laikai ant abiejų. Iš karto. Pažiūrėjom, palauk. Ne, nu bet nežinau, Donato man norėtųsi daugiau tokio. 9 subscriberiai, pirmas views 8-3. Oho. 27. Aš jaučiuosi jau įžymybė. Jau reikės sakiniais vaikščiot. Kita serija, matysi. Oi, prašau. Nepažadu. Ne, bet ten legendiniai yra. Nu gal ir užsidėsiu kažkokiam segmentui. Bet reikės ir temą apie tai. Kažkokią tai. Su greičiu kažką. Kažką su vairuotojais, kažką su greičiu, kažką su marozais, kažką. Na, kad jau kalbėjau apie šitą. Su Kauno kažką. Nu jo, bet čia iš tikrųjų viskas gerai. Bet Donato norėtųsi daugiau tokio indėlio. Ir šiaip Donatas, man atrodo, su tuo telefonu irgi. Norėjau pamint, nes tada, kada vis pamirta paminėti. Let's go. Aš negaliu patikėti, kaip yra žmonės. Jie turi telefoną, ne? Visi turi telefonus. Gerai, šitas buvo paskandinės porai savaičių telefoną. Baidaris. Bet šitą neatkreipkim dėmesį šitą. Bet tu turi telefoną. Kaip tu gali neatsiliepti žmonėm? Nu tai kam tu tas telefonas reikalingas? Jeigu garsas išjungtas. Užsidėjau garsą išjungtą. Aš jeigu norėčiau su tavim siekti po valandas, tai aš po valandas išskambinčiau, aš neskambinčiau dabar, aš nesuprantu tokių žmonių. Ir ne tai, kad sakai, oi, telefoną palikau. Ne, visi telefoną visai prie savęs turi. Šiais laikais kiekvienas telefoną turi. Išskyrus mano močiutė, jinai dažnai pamiršta savo telefoną. Ant laidinio gal? Ne, močiutė ne, tiesiog jinai pamiršta, žinai, ten padeda. O dedukas vis laik prie savęs telefonas, skambis vis laik atsilies. Nes dedukas ir sako, tai kam tu tas telefonas? Jo. Faktas. Turiu vieną atsakymą, kuris yra nešabloninis. Tada, kai skambinai man ir buvai prie namų, šitas telefonas dabar, kurį aš naudoju, jis įsikrauna per kokį pusdienį.
Tu normaliai pas mane Jo. panašiai vos, ne? Okei, ne, jeigu dar naudoji, nenaudodamas per pusdienį įsikrauna. Ant standby. Tu reikia, Tu matai telefoną ar Žadintuvą užsisatai, nu jau -10% bus. Žadintuvas statai, tai žaidži rusišką ruletę, suskambės ir ten jau bus tu. Ar jau iš tikrovės. Per naktį. Atsikelsi ar neatsikelsi? Tai, žodžiu, grįžau po darbo ir aš užsidėjau ant laido telefono kraut, pas man garsas niekada nebūna jungtas. Ir dėl to tu skambinai kokiu 10 kartų. Aš Jo. noriu pažiūrėti, nu tikrai turbūt jau bus skambinti, žiūrim, bet kokie išklotinės skambučių. Okei, viskas atlėkė. Kokie 20 minučių laukia prie Realiai. namų. Ai, Malon tu sau. geras, tai daug laukęs prie namų. Kiek jo. Atsiprašymai. 20 minučių, 10 kartų skambinu per messengerį. Tai telefoną. Dar jūs tik paskambinat, ai, su juos skambink. Negaliu aš. Niega. Varpais. Bažnyčios varpais. O, telefonas kruojas. O, donatas. Ant sofkutės. Telefonas kraunas. Po darbo ilsisi tiesiog. O, ramu. Nu, negerai. Gurkšnuoja dar kokį gerimuką. Ne, bet ir dėl atrašymo irgi į grupę. Oi, net nepradėk. Parašėjai, po 2 dienų atrašo. Nu, balandį kitą kartą įsiūsiu tai greičiau, deliver instaliamą žinutę. Jo geriausia žinutė, o jau dabar gavau telefoną, jau dabar bus online Dabar jau Ei, atrašysiu. bet dabar bent jau jo atrašau. į vieną kartą. Max jau čia. Ir tada, jeigu jis atrašo kažką, tai aš jums kažką parašiau čia. Taip, Daladai, prieš 8 valandas. Mes jau po 8 valandų, žinai, kiek gali būti prirašę ar kažkas pasikeitė. Parašė vieną kartą, oi, viskas jau ramu, nebereikia iki kitos dienos. Jo. Bet su skambučiu tas yra, kai skambini žmogui, man kartais nepatinka, pavyzdžiui, būnu užsiemęs kažką ir skambina, žinai. Nu. Ir tu turi pertraukti savo tą veiklą, atsiliepti telefonu ir kalbėti, žinai. O jeigu tu atrašai, tai tu gali ta prasme, būti kažkokia išjungęs garsą ar dar kažką ir tik vėliau atrašyti. Tai tas skambutis toksai, žinai, aš skaitau, jeigu tai nėra labai svarbus dalykas, tai tu tikrai gali parašyti. Nu. O neskambit. Nes aš, pavyzdžiui, būnu užsiemęs, kaip pavyzdys skambinę, ne? Tai aš turiu pertraukti. Žinai, kaip pavyzdys, kad neįsižeičiau, nors norėjau sakyti. Gali iškart prie reikalo. Ką veiki? Ir ne tai, kad labas, ko skambini. Kai tau seka. Kad dažnai pasiskambinam. Nėra, jo. Bet ne. Bet šiaip apskritai aš kalbu. Bet, žinai, bet kodėl, bet pirmas dalykas, aš tai nebūna, kad, pavyzdžiui, jeigu skambina iš karto atsiliepi, jeigu tikrai būni užsiemęs arba numeti, arba tiesiog greit padedi, ten kažką darai. Tai tiesiog atskambini, kai gali. O kitas dalykas būna tai, bet man patinka ir, pavyzdžiui, pasiskambini, kad tiesiog greičiau, o ten, žinai, kol parašysi, kol atrašys, žinai, ten tau rašo, ten parašo kai 10 žmonių, tai, žinai, kol dar daisi, iki tavęs dar, o tu tiesiog, žinai, paskambini greit 10 sekundžių, op, ir ramu, žinai, tas greitesnė komunikacija praeina, tai. Ne, tai tas, tai taip, bet aš sakau iš to, žinai, jeigu darbo metu, pavyzdžiui. Jo, bet tai, bet nėra, kad jų ten antiek intensyvų. Ne, kaip kada. Jo, bet priklauso, jo, žiūrint, jeigu aš ten galiu, kad be šansų man prisikambinsi realiai. Taip. Ja. Bet vis tiek, aš manau, labiau aš esu už tą skambinti, nes dabar šiaip aš sakyčiau, kad labai jaunimas yra, pavyzdžiui. Ten, pavyzdžiui, kažką bandai nusipirkti ar kažką, arba kažką pardavinėjai, žinai, būna, ir ten ima įrašinėja. Tiesiog paskambink, žinai. Tiesiog ženkliai paprašiau, ten ima 10 klausimų, ten tas čiatas įsiplečia per 2 ar 3 dienas, toks labai viskas lėtai, paskambini 5 minutės, bim, viso, ramu. O dabar labai mėgėjusi chatint, rašyti. Nežinau, man patinka, man ir greičiau, efektyviau. Šiaip gal nemanot, kad šiaip visi įpratę tiesiog į telefonus įlindę būt. Išskiriu Donatas, nes bet be šansų jis niekada nebūna. Jo, bet aš ką ir noriu paliesti, kad aš tai kaip tik net ir noriu biški nusišalinti nuo telefono. Aš ir. Nes aš bent buvau, kai dar nebuvo nuskėnės telefonas, aš buvau labai įlindęs į tą telefoną ir labai daug net ir laiko prašvaistydavau.
Nu gerai, kodėl? Ką čia tie žvilgsniai rodo? Man atrodo, prieš nuskestą telefoną buvo tas viskas. Įlindė. nebuvo. Skambina donarai, o kiek kitą dieną skambina? Run it back, next pasižiūrėti. Bet koks, manot, yra normalus screen time'as? Bet žiūrint, Max, per šias dienas. Labai skirtingai, Iki koks tavo dviejų. darbas. Aš Koks tavo sakyčiau, iki darbas? dviejų. Koks tavo darbas? Koks tavo darbas? Jeigu tu pastoji skambini, ar tau kažkas skambina? Nu, tipo. Arba, Nu pavyzdžiui, jo, jeigu tu čia turi- fair. O, pavyzdžiui, jeigu tu gal kažkur važiuoji, arba šiaip gal bet labai gerai, daug per tada- telefoną, žinai, e-mailus atrašinė ar ką. tai, Tada nu, galim kalbėti dar irgi dar darbo telefono ar tavo asmeninio telefono. Dabar tai tikrai nemanau, kad kažkas asmeninį telefoną darbo reikmėm naudoja. Na, kai tu, tarkim, bet ir Turi, chatinė manau. tais reikalais. Kas dirba su skambučiais kokiais, nu tikrai nenaudoja savo. Ne, nu, bet labai jau tu čia kalbi, gal kur žmogus tiesiog, kaip čia dirba tam... Skambučių centre. Skambučių centre, va. Nu, Aš noriu sakyti pavyzdžiui. call center, iš angliškai. Bet šiaip žmogus jau tiesiog nebūtinai ten turi dirbti, bet tiesiog jam WhatsApp ar dar kažką, žinai, o jis gal turi e-kortelį ir paprastą kortelę, arba dvi SIM kortelės įsidėję, žinai, gal jam Aš, paprašiau. pavyzdžiui. Nu, va, matai. Nu jo. Ir tą patį telefoną naudoju, jeigu kažką žinai. Čia nebent, žinai, kaip sakytum, bandytų pasakyti, kiek ten socialinės medijos, ar žinai, va, ant tokių išleidė, va. Na ant gerai, to. bet tada galime išsifiltruoti, kiek laiko darbo reikmėm yra normalu naudoti telefoną screen time'ui, arba kiek reikia. Kiek reikia? Ir kiek tada savo reikmėm. Gal taip tada Kas yra savo reikmėm? atfiltruojam. O tai gal iš viso tada Šiaip kažką. screen time'as po darbo valandų. Jo. Baigi darbą, O tai jeigu tą 5 valandas praleidai, ar logiškas screen time tiek 5 valandas po darbo, tai ten tiesiog praskrolini Instagram'e. tai realiai Čia jau 5 baigi, tai 6, 7, 8, 9, 10 iki 10 telefone. Garantuoju, kad tik yra žmonių tokių. Nežinau. Šiais laikais tikrai yra. Oi, Garantuoju. Drąsiai. Darbiau surinka 4 valandas. Kai grįžta namo, čia yra atšilimas toks, žinai, valandą tik prabūsi. Ne, nu per tai darbo reikmėm gal naudoja žmogus. IT sferai, žinau, kad žmonių yra tikrai ten daug su telefonų pertraukom naudoja. pačekint, kas storiuose gero. Sakyti iš karto, tokį. IT žmonės, aš manau, 50-50 darbas ir 50 yra toks nedarbas, poilsis nedarbas. Ne tai, kad Nu, bet čia poilsis, gal bet toksai Stereotipas. stereotipas, jo. stereotipas. Ar high achieveris, ar ne high achieveris, ar jis įdeda labai daug darbo, ar neįdeda daug darbo. Nu, bet šiaip čia susidėliotas toksai, žinai, kad va, ateina į startuolius, ten pažaidžia žaidimus, ten kažką truputį padirba, būna kokiuose mytose ir išeina, žinai. Ne, be šansų. Aš tai manau, kad vis tiek, nu, jeigu tave pasamdo, tai tu turi duoti naudą. Duoti naudą kažkokią. Jeigu tu naudą tą pačią duoni per 2 valandas, o kitas per 4 valandas, nu, tai tu galbūt esi kažkoks tai unikumas ir tu, nu, esi labai geras. Ir tada galbūt tą valandą gali praskrolinti, žinai. Bet šiaip iš principo, tai aš manau, kad nebūtų tas žmogus to įmonė, jeigu jis neduotų jokios naudos. Kad ir ten 100, 200, 300 ar kiek ten tų žmonių gali, kad ir bebūtų, tai vis tiek yra kažkoks atsiekamumas, kažkoks yra vadovas, kuris žiūri tuos dalykus. Jo, arba bent jau sveiko įmoniai turėtų būti kažkoks. Ir va, norėjau tiesiog pasižiūrėti, nes esu girdėjęs labai kreisį, tokių, man atrodo, ten 5% yra, kur didžiąją dalį darbo, bet dabar pasirašiau va, per ChatGPT, tai tipo 80% darbo padaro 20% žmonių. Bet čia universali ta pareto taisyklė. Jo, čia yra pareto. Beveik būtent. visur gali, jo. Kad realiai mažuma 20% žmonių padaro 80% darbo. Nu, Arba 20% tavo pastangų, tarkim, duoda 80% tau naudos, kažkas tokio. Čia jo universaliai pritaikomas dalykas, bet darbe irgi bent jau iš mano kokios darbinės patirties, nu, yra nemažai tame tiesos, kur, tarkim, nežinau, tie patys kažkokie high achieveriai, unikumai ar dar kažkas, nu, ant savo pečių pasiema, didžiąją dalį darbo padaro, tom procentų žmogeliukų, nu, tikrai neatneša to efektyvumo, sakykime, kuris galėtų būti atnešamas. Nu, nes negyvenam utopijoje ir idealiom sąlygom. Tiesiog ne visi turi tą savo viduje, kad jie gali. Jo, ne visi gal tiesiog dirba tai, ką mėgsta ar nori. O norėjau tas būtent, žinai. Jo, čia gal tu mane mesum kažkur, kur man nepatinka,
Tai tu pamatytum Donas, va toks, va, kai zombis, žinai, vaikščiai. Nu, tipo, vapšė man įdomu, žinai. Nu, bet tai kažkas iš įmonės turėtų tai pastebėti ir pasakyti, kad tu toks esi nereikalingas. Bet aš ir nebūnu ten. Nu jo, bet šiaip iš principo, ne? Jeigu kažkokio įmonė. Arba aš, jeigu, pavyzdžiui, jaučiuosi ir aš manau, va, vėl tas biškai gal toks, kaip čia, į save labai žiūrintis, ar labai toks egoistiškas, ar koks. Ir manau, daug tokių žmonių dabar šiais laikais. O, gerai, gal nesakysiu daug, nes kažkas įsižiūrės. Bet daug žmonių yra, manau, kad jeigu jie nemato, kad yra išnaudojami, kokį, nu, tipo, turi kažkokią skillsetą ir jie nėra tinkamai išnaudojami. Arba nesijaučia to viso dalimi, mato, kad gali labiau juos išnaudoti ir nenaudoja. Tai man ir tas labai muša per galvą. Nu, tipo, aš galiu padaryti 1, 2, 3 visokius skirtingus dalykus ir manęs to nenaudoja. Tai man toks būna, tai kam aš čia tada reikalingas? Jeigu tu nenaudoji mano stiprybę, ant ko aš geras, tai tipo man, tai ką man čia stengtis? Ar, pavyzdžiui, jeigu aš būčiau kažką ir aš matau, kad nėra progreso, arba aš matau, kad, mes niekur nejudam. Tai man ir dėtų per galvą, kad, tipo, tai ką mes to darom, jeigu mes čia netobulėjom? Nu, man iš karto dėtų per galvą, aš negaliu būti. Tai ir iš karto galėtum pamatyti mano ir iš kūno kalbos, ir tiesiog kaip į visą darbo etiką, kaip visur tiesiog ateičiau. Darom, taip, aš žinai, kas bus, aš siek būsiu, kaip daugumą atitiksiu tą standartą, bet nebus iš manęs to ekstra, kad galėčiau geriau už kitus. Nu, tiesiog. Bet ir natūralu, kad tu turbūt nežiūrėtum į ilgalaikę perspektyvą, ar tiesiog ieškotum turbūt natūralu vietos kažkur, kur tu, kaip ir sakai, galėtum išnaudoti to savo, nežinau, skillsetus, nežinau, įgūdžius ir tas savybės, kurias turi, nes, nu, čia jau, kaip sakai, stagnavimas būna tiesiog. Nei tau gerai, nei, nežinau, kitai pusiai gerai yra. Nu jo, bet iš įmonės perspektyvos, tai žinai, tu tokį žmogų turi, kuris nenori to daryti, tu jam moki algą, tu jam moki ten, žinai, kažkokias išlaidas ir taip toliau. Jo, tai nežinau, tai turėtų būti žmogus, kuris tą sudėliotų ir pasakytų, nu, tu nepasieki tam tikrų rezultatų tiesiog. Dažniausiai atveju būna taip, kad tas žmogus, kuriam gal kartais irgi nepatinka, bet nepatinka ne tiek, kad jis, žinai, jau, nu... Tai va, būtent mano tokia, aš vis tiek gerai atidarysiu. Jo, jis padaro grinai tą visišką minimumą, kurio iš jo reikalauja, nu ir okei, ir tokia ta stagnacija tęsiasi. Kad tu neblogai padarysi. Čia yra kasdienybė, jo daugelio turbūt. Tai man būtų, kad aš neblogai padaryčiau, bet jeigu iš tikrųjų norėtum, kad aš savo potencialą tikrai atskleičiau, tu turėtum tą pradėti naudoti manęs labiau, duotum man labiau daugiau atsakomybės, nes aš jeigu atsakomybę daug neturiu, tipo, jeigu manęs atsakomybė nėra, tai kas jau. Bet jeigu duoja man daugiau atsakomybę, tada aš kitas žmogus, žinai, būčiau ir, nu nežinau, čia toks. Bet ir yra tam yra lyderiai, žmonės, kurie yra tose pozicijas, kurie tave įdeda į tas vietas, kad tave turi išnaudoti, kad įdeda į geriausias pozicijas, kad tave labiausiai išnaudotų. Kad žinotų, kur tave reikėtų pastatyti. Jo. Nu jo, ir atsakomybė, žinai, jeigu tau sritis visiškai svetima ir nepatinkanti, tai irgi tos atsakomybės gali tiesiog našta tapti ir viskas. Ne, tas tai taip. Bet ir susirink žmonės, kurie yra interesuoti. Nu, iš tikrųjų labai sunkus žmogus, kur managina ar lyderis yra kaip suburt, tai čia yra labai sunkus. Managint, padėti žmonės į geriausias situacijas. Bet čia realiai... Ypač kuo desnį komandai, čia yra sunku labai. Trenerio darbas? Trenerio, lyderio, nežinau, direktoriaus, menedžerio kažkokio. Tai, nežinau, sunku, manyčiau. O kas lengva? Kas lengva, jo, žinai, kas čia visi į savo kompą, žinai, žiūri, vienur labai sunku, čia atrodo, žinai. Bet, žinai, yra visur niuansų, žinai. Iš šono daug dalykų atrodo labai lengva, iki kol nepabandai jų pats padaryti. Nueitum ten į fabriką, kokį dirbti ir galvoji, čia kokias dėžės kilnuoti. O tu pagalvotum, ten iš tikrųjų, tas žmogus, kur daro, ten ir technika yra, nes ten po kokių kelių kelimų jau ir tau nugarą pradės skaudėti po kelių dienų. Ir technika, ir tu pasigaltum, ne, bet man jau šono atrodo, kad žinau, kad labai sunkus darbas, dar kai tėvai yra sunkių darbų dirbę, tai aš suprantu, kiek yra sunkus darbas sunku, tai nesinori. Bet profesionalai yra tie, kurie, kai tą darydami, atrodo, kad tai lengva, žinai. Jo. Dalykus lengvai atrodo daro. Jo, jeigu sunkus dalykas atrodo sunkiai, tai tas žmogus dar nėra kažko pasiekęs, bet jeigu sunku dalyką daro, atrodo lengva, tai tas žmogus tikrai yra profesionalas. Įgūdžiai ir patirtis čia jau. Taip. Jo. Negali sufeikinti šito jau.
Niekaip. Facts. Tai gal ir uždarysim podcastą? Podcastą. Tik ne taip, prašau, tik ne taip uždarom. Podcastą gal taip ir uždarysim? Galim. Šį kartą buvo sponsored by Cactus Juice. Anakara sponsored by Coca-Cola. Koks kitą kartą bus? Nežinau, paaiškint, gal vėl prie Coca-Cola grįšim. Jo, šiaip tai gal reikėtų pasakyti, kodėl aš su vienu kitu mikrofonu, nes mus apskemino senukai. O, Senukai! Monopolijos siamo Lietuvoje! Dar nesivygė podcastas, dabar prasidės rentas. antras kampavimas. Senukai, Maksimos didžiausi Monopolijos siamo Lietuvoje. Negaliu patikėti kitą kartą. Jis labiau užsiplėsi, nenori per daug užsigūrti. Iš trijų vienas buvo brokuotas. Taip, prigavom, kad brokuotas, nes jeigu anom pasiklausytumėt, tai aš buvau turėjęs jį ir tokį po vandenį visą laiką važiu. Jo, ir Aidas. I wonder what, čia yra legendinis, tai yra mymas šitas. Ja, čia legendinis šitas yra. Taip ir buvo. Nes mes išbandėm, čia bandėm žaisti, čia kokias 2 valandas, aš užbuvau, Donatas buvo, aną kartą kiek, atsimenu, mes ten žaidėm, kaip čia su tais garsais, kad nebūtų to aido. O paskui tiesiog taip išbuvo, kad išbandė tiesiog apkeisti tos mikrofonus ir kad ir kaip keičia mikrofoną, paskatas mikrofonas pastaja ir yra tas garsas. Tai taip išėjo, kad tiesiog apskemėm ir gavom brokuotą mikrofoną. Tai va, ką padarysi. O kamuolys dėl to, kad Europos čempionatas tiesiog. Europos čempionatas ir kad Lietuva laimės auksą, kad ir pralaimėjo šiandien prieš vokiečius, bet mes paimsim, aš jaučiu, žaisim prieš kokius serbus, be šansų. Finaliai jaučiu ar kažkas tokio. Nežinau, tai bus, bet jeigu žaistume ir tada finalas jau laimėtume, kad ir prieš vokiečius. Tiesiog iškart pasakau be šansų. O jeigu laimim. Ką? Auksą. Su tai sakinukais visą podcastą. Ne, nu tai čia nesąmonė, tu turi būti kažkas sunkiau, nu Plikai galva. Plikai galva, davai. Jeigu auksą? Auksą. Gerai. Aš žinai, kas yra, jeigu išpopuliarėsim, tai iš jo likęs, kad dabar pralaimėlį, nes kad auksą Lietuvai. Aš labai norėčiau. Tikrai švetsime būtų. Tai būtų on podcast, galėtų būti tas nuskutimas. Wow. Ir išeisim iš grupės prieš Latvijos. Jis pralaimėsi. Aš dėl to taip drąsiai sakau, nes matau, kad nėra šansų. Sunkiai, bet aš tikiu, kurtis pajudės. O Pačiesas? Pačiesas faktas. Fanas tu? Defensive specialist. Į Žalgirį jį. Ne. Čia laikas biškai geriau pasirodo, kai iš karto į Žalgirį. Šiandien 100 virš taškų prasleido. Gerai, paimsim. Lietuvis svarbiausia. Jo. O šitą dabartinę rinktinės sudėtį į praeitų metų Žalgirio mainytumėt ar ne? Bet žinai, kitą Krapikų užsiminiau. Tai mano sesija pastovi užeina ant tų žvaigždžių Lietuvos. Jinai, kai buvo Jessica Šainais metais koncerte, padarė selfie su Jonu Valančiūnu. Jie bariai. Sakė, pamatė Joną Valančiūną. Sakė, ne, selfie aprašė. Sakė, 5 eurai. Valandėlčiai. Ir dabar buvo Londone. Ir buvo tokia, ir nufotkino Krapikėnas Londone. Tai jo, London Lions, tai viskas jau patvirtinta pasirodo. Domantas Sabonis, Krapikėnas ir kažkas dar, man atrodo. Neatsimenu. Ja. Visą Lietuvų šaiką. Nu tai taip. Tai smagus. Toks ir projektas. Permainos. Lietuvių parojus, kaip daryti viską. Londonas šiaip, aš manau, kad didelis potencialas ten yra. Nemanot? Kad bet kur ten tokio miesto, didumas vienas pagrindinių miestų Europoje. Tai. Nu, bet jiem ten kašė, tai nežinau, kelintoje vietoje, top 5 tikrai ne. Top 5 Londono top 5 koks? Fulė? Fulė, dar kita Fulė. Ai, tiesiog, ne. Visą 5 realių futbolas. Ir dar kita 100 vietų futbolas. Okay. Aukščiausio lygo, 2, 3, kad ir kiek ten jau būtų. Saturday lygs, Sunday lygs, U11. Ir tada kašė. Grassroots, U7, 5. Jo.
Ok, gerai, buvo labai malonu. Nu, va, dabar gražesnę gaidavau. Jo. Baigsim. Tai ir aną kartą buvo gerai. Gerai, buvo malonu. Ačiū, kad klausėt. Kas neklausėt, ne ačiū. Ir... Nepagarba. Tiesiog. Ačiū visiems, nu. Ai, Tiesiog. kad ir neklausė. Jo. Jo. Parašykit kažką komentarą. Patiem reikės parašyti. Susirašom, davai, komentaruose. Donatas ten būt. Arba ne, gal telefonas vėl bus... Bent vienam podcast'e gal bus komentarų sekcijų. Tai va. Gerai. Ačiū Jums ir iki kito karto. Čiau. Liūtų.